Gal galime atsisėsti patogiai, bet neįsitempę, arba gal norisi kažkam atsigulti. Gal galime pajusti savo kūną kaip visumą, įsisąmoninti visą savo kūną ir jo padėtį šiuo metu. Ir prieš pradedant pratimą gal galime trumpam nukreipti savo dėmesį į kvėpavimą, išsirinkti vieną kvėpavimo vietą, pilvą, krūtinę, gerklę arba nosies šnervę, arba abi, arba nosies galiuką. Tiesiog galime pasirinkti vietą, kurioje šiek tiek pamankštinsim savo dėmesingumą, pabūdami su kvėpavimu. Pamėginkime pastebėti kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą ir pauzelės tarp jų, kad ir kokios trumpos jos bebūtų. Ir kai būsime pasiruošę, gal galime save pakviesti, pabūti su kiekviena kūno dalim save. Ir pradžiai nukreipti savo dėmesį į savo abi pėdas. Gal galime patyrinėti, kokius pojūčius jaučiame savo pėdose. Ar iš karto abiejose, ar truputį vieną patyrinėti, vėliau kitą. Kokius pojūčius jaučiame paduose. Kulne, kulnuose, pirštuose, viršutinėse pėdos dalyse. Galbūt jaučiame vėsumos ar šilumos pojūčius. Ar kaip kojinė ar batas liečiasi prie pėdos.
Ir gal galime įsisąmoninti visus pojūčius, kuriuos jaučiame šiuo metu. Arba tai, kad pojūčių nėra. Ir gal galime perkelti savo dėmesį į savo blauzdas ir pamėginti patyrinėti pojūčių savo blauzdose. Gilumoje ir išorėje. Ir gal galime įsisąmoninti viską, ką jaučiame, arba tą faktą, kad šiuo metu savo blauzdose galbūt ir nieko nejaučiame. Ir gal galime perkelti savo dėmesį dar truputį aukščiau į savo kelienius ir pamėginti patyrinėti, ką mes jaučiame šiose savo kūno vietose. O jeigu kažkuriuo momentu pastebime, kad dėmesys kažkur nuklydo, tiesiog galime padėkoti sau, kad pastebėjome ir švelniai vėl save grąžinti prie praktikos. Gal galime įsisąmoninti viską, ką jaučiame savo kelieniuose, arba tą faktą, kad šiuo metu pojūčių nėra. Ir gal galime savo dėmesį perkelti į savo šlaunis ir patyrinėti visus pojūčius, kuriuos jaučiame savo šlaunyse. Galbūt jaučiame prisilietimo pojūčių, šilumos ar vėsumos. Gal galime patyrinėti visus pojūčius, kuriuos jaučiame šiuo metu savo šlaunyse ir įsisąmoninti juos tiek, kiek išeina. Ir dabar gal galime savo dėmesio apimti visas savo kojas ir įsisąmoninti savo kojas ir pojūčius savo visose kojose.
ir perkelti savo dėmesį į savo dubenį ir pamėginti patyrinėti, kokius pojūčius jaučiu savo dubenyje, gilumoje ir išorėje. Gal galime viską įsisąmoninti, arba tai, kad šiuo metu savo dubenyje pojūčių nejaučiame. Ir perkelti savo dėmesį į pilvo sritį, pamėginti patyrinėti šią kūno vietą. Ką jaučiame pilvo paviršiuje ir gilumoje. Galbūt jaučiame kažkokius pilvo judėjimo pojūčius. Gal galime įsisąmoninti pojūčius, kuriuos jaučiame savo pilvo srityje, ir perkelti savo dėmesį į krūtinės sritį ir pamėginti patyrinėti pojūčius šioje vietoje. Gal galime įsisąmoninti viską, ką jaučiame, arba tai, kad nieko nejaučiame. Ir perkelti savo dėmesį į savo nugarą. Gal galime patyrinėti nugaros apatinę dalį, vidurinę, viršutinę dalį ir pamėginti įsisąmoninti visus pojūčius, kuriuos jaučiame savo nugaroje. O jeigu randame kažkokio diskomforto, galime pasirinkti, kaip norime su juo elgtis. Galime patyrinėti tai, ką jaučiame. Arba galime apsispręsti perkelti trumpam dėmesį kitur, į kitą kūno dalį. Arba galime tarsi įsivaizduoti, kad iš tos vietos su iškvėpimu išleidžiame tą diskomfortą, tarsi leidžiame jam išeiti. Dabar gal galime perkelti savo dėmesį į savo plaštakas
ir pamėginti įsisąmoninti visus pojūčius, kuriuos jaučiame savo plaštakose. Galime patyrinėti savo pirštus, delną, plaštakos viršutinę dalį ir įsisąmoninti visą tai, ką jaučiame, o jeigu nieko nejaučiame, įsisąmoninkime, kad šiuo metu pojūčių nėra. Ir gal galime perkelti savo dėmesį į savo dilbius, patyrinėti šias vietas jų gilumoje ir išorėje. Ir gal galime įsisąmoninti pojūčius ir perkelti savo dėmesį į alkūnes. Gal galime patyrinėti savo alkūnes ir visą tai, ką jaučiame alkūnių srityse. Ir gal galime įsisąmoninti viską, ką jaučiame ir perkelti savo dėmesį į žastus ir patyrinėti pojūčius savo žastuose. Ir jeigu dėmesys vėl kažkur nuklysta, tiesiog vėl galime prisiminti, kad galime tai pastebėti ir švelniai save grąžinti atgal, šiuo metu prie rankų, prie žastų tyrinėjimo. Gal galime įsisąmoninti visus savo pojūčius, kuriuos jaučiame savo žastuose ir savo dėmesio apimti visas rankas, įsisąmoninti pojūčius savo rankose ir perkelti dėmesį į pečių juostą, patyrinėti, galbūt jaučiu įtampą šioje vietoje, o galbūt kaip tik pečiai atpalaiduoti. Gal galime įsisąmoninti visus pojūčius, kuriuos jaučiame pečių juostoje, arba tą faktą, kad pojūčių nėra. Ir gal galime perkelti savo dėmesį į savo kaklą, patyrinėti pojūčius kaklo gilumoje ir išorėje, priekinėje ir galinėje dalyje. Tiesiog pasivaikščioti savo dėmesio aplink kaklą. Ir gal galime įsisąmoninti viską, ką jaučiame, arba tai, kad nieko nejaučiame.
Ir gal galime perkelti savo dėmesį į galvą, pradžiai į veido sritį. Gal galime įsisąmoninti pojūčius savo kaktoje, akių srityse. Gal galime patyrinėti nosį ir nosies sritį aplink nosį. Ir įsisąmoninti pojūčius. Taip pat lūpose ir aplink lūpas. Skruostuose ir smakro srityje. Ir gal galime apimti savo dėmesiu visą savo veidą ir įsisąmoninti pojūčius, kuriuos jaučiu šiuo metu savo veido srityje. Ir gal galime įsisąmoninti plaukuotąją galvos dalį. Ir savo dėmesio apimti visą savo galvą ir įsisąmoninti pojūčius joje. Ir gal galime savo dėmesiu po truputį apimti visą savo kūną, įsisąmoninti savo galvą, kaklą, pečius, rankas, krūtinę, pilvą, nugarą, dubenį ir kojas. Įsisąmoninti visą savo kūną. Ir einant praktikai į pabaigą, gal galime dar trumpam nukreipti savo dėmesį į kvėpavimą, pasirinkti vėl kažkurią kvėpavimo vietą, pilvą, krūtinę, gerklę, nosies šnervę arba abidvi. Ir keletą akimirkų dar pabūti su savo kvėpavimu, su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu. Ir kai būsime pasiruošę, gal galime mintimis grįžti į aplinką, kurioje esame. Tarsi pajausti aplinką aplink mus, galbūt išgirsti daugiau garsų, galbūt pajausti kvapus. Ir kaip būsim pasiruošę, tiesiog savo tempu galime užbaigti praktiką, atmerkti akis ir jeigu norisi pasirąžyti, pasirūpinti savimi,